kad nebūtų mums čia nuobodu, atvažiavo dviratininkas vienas, kuris yra peržiūrėjęs tikriausiai visus mano video YouTube'ai. Tai malonu, žinoma. Atvežė švarų dviratį, tiesiog išblizgintas laikas. Problema. Patyrė gan stiprų krešą ir gavo smūgį į priekinę šakę, tiksliau į ratą priekinį, ir žmogus pergyvena, kad jisai sulenkė šakę ir reikia su ja kažką tai dabar daryti. Paimkim ir patikrinkim. Visų pirma, jeigu jūs sulenkėt šakę, tai čia yra plieninė šakė, dažniausiai linksta ties šakės karūna. Jeigu sulinksta šakės karūna, tai jinai tuo pačiu ir paskui save nusiveda šakės vamzdį. Jeigu šakės vamzdis pasidaro nebetiesus, o jisai turi būti idealiai tiesus, vairo kolonėlės guoliai pradeda dirbti ne visai tvarkingai ir apatinis guolis, jam daugiausia apkrovos gaunasi, pradeda neužsikandinėti, o jisai šonu tiesiog. Nebecentruojasi guolis ir jisai šonu. Ir šičia sunkiau sukasi ir tokiu būdu pas mus vairas nustoja taip daryti. Jisai sukasi, bet mes tada pradedam jausti, kad toksai kaip strigimas, nenoras, ypatingai nenoras užsisukti iki galo, jau taip sunkiau jisai sukasi. O čiagi matom, šarvai truputį tempimą yra ir jau ir atgal vairas. Būna atveju, kada tikrai sulenkia ir netgi pasižeidžia rėmas, ypatingai apatiniai dalyje, bet čia aš to nematau. Tikrinam pačią šakę. Pats toksai paprasčiausias dalykas. Nuspręsti, ar šakė pas mus tiesi. Atsijungiu dabar čia stabdžius, kas galėčiau aš tą ratą išsiimti. Štai. Čia yra konstrukcija su spaustuku, ekscentrikas. Atleidžiam, tiesiog laikydami ratą, atleidžiam ir žiūrim, kaip elgiasi šakė. Ar jos apatiniai dropautai, šakės dropautai, neužsiskersuoja. Ar neišsiplečia, ar nesuspaudžia mums stebulės. Po truputėlį atleidinėjom, atleidau, nieko neatsitiko. Nė truputėlį nenuvažiavo nei viena pusė, nei kita pusė į niekur. Tiesiog ratas tiesiai. Tai toksai primityvus gan, bet tiesiog po kažkokio įvykio jūs galit nuspręsti, ar jums verta toliau tęsti kelionę ar neverta, ar iš vis čia kažkas tai blogo atsitiko ar ne. Kadangi čia yra dirbtuvė, yra štai taip mano rėmo įrankiai. Turiu daugiau visokių, bet yra štai toks dalykas dropautų tikrinimui. Jisai netinka rėmam su ašimi, bet su ašimi ten jau gaunasi, jūs ašį kišat, jeigu ašis kažkur tai klinija, tai ir aišku, kad kreiva. Tai tiesiog ašis turi būti tiesiai, pasiridenant ant lygaus paviršiaus ašis tiesiai, ir rėmą statot ir jinai stringa, tai reiškia rėmas kreivas. Logiška. Taip, kaip mes šitą naudosim? Jau turėjot būti matę video apie Cadeksą, Giant Cadex. Jeigu nematėt, galit pasižiūrėti. Susimontuoja šitie į dropautus, įstatom iki pat galo. Ir žiūrim tiesumą. Tuoj aš įstatysiu, priartinsiu ir mes pažiūrėsim. Štai taip.
Užsiveržk. Va. Taip, kaip čia man priartinti dabar? Tai taip. Opa. Va. Ir šičiagi matom praktiškai idealiai lygų. Galbūt milimetras, bet čia tokios šakės, kurios yra plieninės, jos ir iš gamyklos gali būti ten milimetrų paklaida. Tai čia va, realiai, va, tiesų, net nereikėjo nieko darbuotis. Bet va, galima patikrinti. Tuoj. Štai kaip atrodo tiesi šakė. Va, visur vienodi tarpeliai. Tiesiai, tiesiai, viskas gražiai. Tai va, šakė tiesi. Dar gali mum atrodyti, kad šakė yra kreiva dėl jos geometrijos. Eina lyg ir tiesiai. Ir po to šiek tiek jinai bando į vidų ir į išorę. Pažiūrėkim, kaip būna ant kitų dviračių. Mano Kadeksas. Va, tiesiai, truputėlį į vidų ir lauk. Čia yra aliumininė šakė. Kad labai daug netuščia žodžiaut, va, man atrodo, aš radau šitą patį dviratį ir žiūrim priekinę šakės geometriją. Ar atrodo jinai jums labai tiesi? Eina taip, šiek tiek į vidų ir šauna į priekį. Tai va. Pataisykite, jeigu klystu, bet aš konstatuoju, kad šakė mūsų konkrečiu atveju yra tiesiai. Tai va, kaip ir viskas aišku, plius minus. Pakankamai logiška, tikiuosi, jums pasirodė. Beliko patikrinti ratą, ar jisai tiesus. Vizualiai mačiau, kad tiesus, tai įsistatysiu į staklės atskirai, tiesiog prisuksiu, patikrinsiu stipinus ir viskas. Ir tuo čia mūsų patikra ir baigsis. Apart šitų dalykų dar žmogus norėjo kai kuriuos darbelius atlikti, kuriuos jis jau norėjo senai. Bet tai buvo tiesiog proga pas mane užsukti. Kol kas tiek, bus dar įdomių video. Čiau.